Birželio 26 dieną geroji praktika kviečia į tradicinį mėnesio trečiadienį. Laidos tema – kaip sutrumpinti darbo dieną. Jei iš ryto važiuodami į darbą papuolame į eismo spūstį, atstumą pradedame matuoti spūstyje praleistų laiku, o ne likusiais nuvažiuoti kilometrais. O darbo laikas? Kaip jį matuojame? Ar turėjote tokių dienų, po kurių iš vienos pusės jaučiate begalinį nuovargį, tarsi dirbote ištisą parą, o iš kitos pusės nespėtų atlikti darbų sąrašas ir klausimas: tai kurgi šiandien prabėgo mano laikas? Kaip padidinti savo produktyvumą ir efektyvumą? Ne kaip didinti savo darbo krūvį, o tuos pačius darbus spėti atlikti laiku ir kokybiškai, be emocinio išsekimo. Ar multitaskinimas yra raktas į sėkmę? Laidoje praktiniai patarimai, kaip tapti savo laiko šeimininku. Efektyvūs darbo metodai ir įrankiai, kuriuos galima pritaikyti kasdienėje veikloje. Laidos pašnekovės platformos produktyviai.lt įkūrėja Simona Klovaitė ir mokesčių ekspertė Indrė Zakalskytė. Prisijunkite prie mūsų Birželio 26 dieną 13 val. Apie laiką, taupant laiką. Geroji praktika tik per mokesčių suflerį.